Taigi, artėja rinkimai, ateinantį sekmadienį mes turėsim apsispręsti. Ir aš manau, kad mes be abejo balsuosim už katalikiškas partijas, aš tuo esu pilnai įsitikinęs. Ir noriu tiesiog, kad nemaišytumėt, yra dvi partijos, yra Tėvynės sąjungos, Krikščionių demokratų sąrašas ir Krikščionių partija. Be abejo, neliesiu tų keistų partijų su keistais pavadinimais, tačiau, kad žinotumėt, reikėtų tiesiog skirti, kad krikščioniška partija iš tikrųjų buvo labai aštriai kritikuojama ir vyskupų, kurie ragina pakeisti jos vadovą net Vagnorių pavadinimą, kad neklaidintų žmonių, nes tiek tas pats Rokas Žilinskas, kuris dabar nuteistas, tiek pat tas karalius išmestas iš Seimo priklausė tai partijai, bet kad jūs kartais nesugalvotumėt, kad jie ką nors turi su krikščionybė, taigi iš tikrųjų norėčiau akcentuoti, ir jūs gausite tiesiog pasiūlymą arba rekomendaciją, tai kam galbūt būtų gerai, kad privalomai nebūtų, ir gausite tiesiog pasiūlymą ir pavyzdį, kaip reikėtų balsuoti. Galite, aišku, pakeisti kai kurios numerius, bet nedaug. Būtų gerai. Iš tikrųjų, mes balsuosim už 94 numerį, tai yra už Tėvynės sąjungą. Ir tiesiog akcentuosiu keletą žmonių, kadangi be abejo jūsų teisė rinktis. Tačiau aš norėčiau atkreipti į keletą asmenų dėmesį, kiekvieno iš jūsų, nes tikrai yra didelė painiava ir daug tų žmonių. Mes be abejo, aš tikrai norėčiau manyti, kad balsuosim už Joną Budauską. Aš kitaip negaliu, nes mano kurso draugas kunigas Remigijus yra jo grynas pusbrolis ir prelato Antano Rupšio, jis yra giminaitis, jo senelis yra buvęs nepriklausomos Lietuvos laikais ministru, tai yra smetoniniai Lietuvoje, tai yra tikrai krikščioniškos šeimos žmogus turintis krikščionišką šeimą ir yra praktikuojantis katalikas. Iš tikrųjų, kalbant su dekanu Šilalės klebonu, teko girdėti, kad liudijimą, kad šitas žmogus vos ne kiekvieną sekmadienį dalyvauja su šeima bažnyčioje ir tai yra mums krikščionims kaip pavyzdys, turbūt visiems be išimties. Ir aš manau, kad nereikėtų didelai galvoti. Ta pati Tremtinių sąjungos vadovė Uksienė yra taip pat Jono Budausko giminaitė. Taigi iš tikrųjų mes turim pakankamai gerą kontekstą. Manau, kad reikėtų balsuoti mums, kaip Kaltinėnų parapijai, reikėtų įsirinkti savo žmogų. Tai yra balsuosim už Žibutę Jucevičienę, 9 numeris, kadangi irgi yra kataliko, sakykime, vienas iš lyderių, tikrai manau, kad ir kaip mes galėtume sakyti, niekas nenuneigs, kad kiekvieną sekmadienį, galbūt netgi labiau negu mes, kai kurie iš esančiųjų, dažniau dalyvauja mišiose irgi su šeima. Taigi aš manau, kad mums reikėtų išsirinkti savo žmogų, be jokių kompleksų. Be abejo, reikėtų taip pat, man atrodo, 37 numerį yra Ipolitas, mūsų parapijos vaikus vežioja į mokyklą su geltonuoju autobusuku. Aš manau, kad tikrai reikėtų pabandyti panalizuoti. Be abejo, būtų gerai, kad mes prabalsuotume už žmones. Manau, kad galėtų būti pasirinkimas ir vienas iš pasirinkimų yra ir amžinatilsį Lazdauskienės, Zitos Lazdauskienės sūnus Evaldas Lazdauskas, kurio 17 berods numeris yra, jeigu neklystu. Taip pat iš parapijos ribų yra Gečienė, kurie nuo Bytlaukio čia yra ištekėjusi už Gečo. Taigi iš tikrųjų manau, kad mes turim pakankamai daug žmonių, už kuriuos galim balsuoti. Be abejo, šitam sąraše yra mano gerų bičiulių, kadangi esu užaugęs Šilalėje. Vienas yra sąraše, su kuriuo stojom į seminariją, kuris šiandien atstovauja, dirba kultūros centro direktoriumi. Tikrai kartu esame pradėję darbą ir jisai vadovauja Šilalėje ir Balkanas. Iš tikrųjų daugybė žmonių.
Na, o jeigu jau kam labai nesinorėtų už krikščionis, už katalikus balsuoti, tai bent jau nebalsuokit už atėjus. Turim mes ir socialdemokratų partijos žmonių, jeigu jau neberasit už ką balsuoti katalikų tarpe, tai jau bent jau nebalsuokit už bet ką. Nes manau, kad dabartinė koalicija, tai yra socialdemokratų ir krikščionių konservatorių koalicija, yra labai nusisekusi ir per tuos 4 prabėgusius metus mes negirdėjom, kad jie būtų ką nors pavogę arba prašapinę kokį milijoną. Ko negalėtum pasakyti apie kai kurios politikierius, kurie dar 30 metelių nesulaukė ir milijonieriai, ir galima įtarti arba bandyti galvoti, kad keistų dalykų gali būti jų gyvenime. Taigi aš manau, kad tikrai mes turėtume palaikyti tą darbą, kuris yra dirbamas. Ir manau, kad dar vieną tokią detalį įvešiau. Tikrai manau, kad galėtume balsuoti, jeigu jau nerasit už ką iš krikščionių. Tai visgi miestelis yra tvarkomos gatvės. Tikrai reikia padėkoti, kad kas tik gana gražiai. Galbūt po trupinį, jeigu mes turėtume savo atstovą, galėtumėm spausti ir tarybą kai kuriais klausimais, kad mes nebūtume numesti už borto. Kita vertus, reikia taip pat priminti, kad tai yra tos koalicijos nuopelnas ir pradės tvarkyti, remontuoti kultūros namus, tai yra ten bandymo pastate salė, tai irgi jau yra pradėti darbai, yra užbaigti konkursai ir tik laukiama darbų pradžios. Taip pat reikėtų mąstyti apie vieną iš labai svarbių darbų, kurį aš tiesiog kalbu kiekvienam politikui. Tai yra pirmiausia mūsų parapijos kapinių klausimas. Jisai praktiškai baigėsi, porą metų kapinių neliks. Ir mes turim labai greitai startuoti, jeigu ne šiais metais turim susitvarkyti antroj pusėj kelio kapinės, kad galėtume tiesiog pirmiausia susitvarkyti landšaftą. Dar šiuos metus be abejo negalėsim laidoti, tačiau jau reikia tvarkyti pilti tvoras, reikia lyginti, ruošti tą erdvę, užsėti žolę, kad paskui nebėra vietos, o ką darysim. Tai vešim į tupines. Iš tikrųjų, nesiblaškykime. Aš manau, kad lietuvių dainos yra gerai sako, atskar balsas iš mūsų pusės. Tik nesumaišykit tų balsų, nes gali labai prastai baigtis. Noriu linkėti sėkmės šią savaitę ir tikrai noriu siūlyti ir raginti, neapsigaukit tų balsų garse, nes melo dabar yra tikrai labai daug ir jeigu jūs neturėsit smegenų ar neužteks smegenų, iš tikrųjų mes turėsim labai liūdną ateitį. Viešpats su jumis. Nepalaimina jūsų gyvenimas Dievas.